Everything is real. Welcome. Video for new generation. Target acquired. Sveiki visi kaip komandos gerbėjai, šiandien susirinkome vėl į tą pačią negyvenamą pamodifikuotą salą. Taigi, nekūriau serijų ilgai, jau daugiau negu savaitę, bet tam yra labai puikiai priežastis, kad jau kaip ir radau dabar darbo, dirbu, tai nelabai yra laiko kur, dabar yra sekmadienis, 12:30, vienas sėdžiu namie ir galvoju, gal vis dėlto reiktų kažką nufilmuoti. Kas čia? Jau okupavo mano... What? Šitie droidai okupavo mano namą. O to išnyko? Čia buvo vieno droidai kalinės kampe. Pabėgo? Kodėl jūs mano name? Ok, pradedam viską nuo pradžių. Gerai. Nekreipkite dėmesio, dėl ko mano toks skinas. Reikės atsikeisti atgal. Ten buvo tokia viena nesąmonė, man reikia pasikeisti skiną, bet nepamatysit. Niekada dėl ko turėjau pasikeisti šitą astronauto skiną. Ok, taigi, daviau į komentarus parašinėt, kokį questą man, quest iš questbook'o man pradėti vykdyti. Visi sakėt, pradėk vykdyti tiesiog tą, kurio labiausia nori. Tai turbūt dėl to ir taip ir padarysiu. Taigi pražiūrėjau, gerai, kad what? Aš turiu kibirą vandens, bet... Ok. Gerai, kad nenuplovęs aplinko. Taigi, sakėt išsirinkti pačiam, pats rinkausi, nieko aš čia nesuprantu, dėl to išsirinkau Bloody Business. Nes man patiko tiesiog, nežinau. Turbūt dėl to, vakaras ateina, aš dar net lovas dar nepasidariau, nepririnkau stringo keivuose, pakankamai, kad galėčiau lovą. Pasigaminto, mūsų nendruškos auga. Čia pasidinau dar tą netherwartą, kurio turim. 3 ir gavau, iš 3 nebuvo mature, aš nepažiūrėjau, man jie tiesiog atrodė užaugę. Ok, aukit, man, whatever. Man jūs kaip ir nereikalingi dabar. Ok, sugar canes, tai mes gal susirinkim, nes, mes odos neturim, bet dar naisiu namuką, parodysiu, ką ten padariau, truputį. Kaip matot, jo, tai dabar truputį ir eisime namuką. Aprodysiu, ką aš ten esu pridirbęs. Melioną dar nusilkėskim, ant greitųjų melioną pasimkim. Šitas dar neužaugo dilai. Jau 2 kartus užaugę buvo, bet nei karto nebuvo taip, kad serijai būčiau nuravėjęs. Buvo neužknis. Jo, pasigaminau deimantinį kardą. Kai ėjau keivint, tai pasidariau deimantinį kardą. Bet... Kadangi keivinau pakankamai ilgai ir susirinkau netgi 33 deimantus ir kaip matote, ten jau čestų nebėra, viskas yra perkelta čia. Šituose šonėse čia yra kiaušiniai, dar nepadariau aptvarų nei karviam, nei viščiukam, nei niekam kitam. Čestė užstrigai, nu negerai tau. O čia yra tainted goo, kol nešiau iki namo buvau apkrastas tainted. Šitam queste, česte, kaip ir sakiau, turim visokiausius orus. Man nepatinka, kad labai garsiai viskas vyksta per garsiai, mano manimo. Truputį per garsiai. Gerai, patylinom. Čia visokie orai šiaip vertingesni, man atrodantis vertingesni daiktai. Obsidianas, kaulas, lapiai, redstone'as, emeraldai. Va ten pasigaminau truputį, Va ką gražiau atrodytų va šitas kampas. Įdėjau lapis, pravardė šūdas, emeraldą ir dimančiuką. Man nuo to neskauda. Kulkas. O quest tą boxą delivering system pastačiau čia va į kampą, kad čia va nesimėtytų per vidurį. Šitam čestė yra šiaip building blocks, nežinau iš kur čia obaliai atsirado, gali pasimti. TNT šiaip nesąmonės, čia viskas yra, kas iš Netherio ir Potions dar sumečiau čia. Čia yra šiaip visokie random crap, man nereikalingi dalykai. Kaip ir. Čia va tas antras questbookas, čia crafting table atsiradė, čia gunpowderiai. Nu, čia gal ir reikalingų daiktų yra, bet karts nuo karto reikia patikrinti. Čia yra medžių čestas, viskas, kas susijęs su medžiu. O čia yra
įrankiai pradėjo lyti. Žinot, aš tikrai padarysiu va tai, aš nenoriu, kad lytų. Labai nenoriu, kad lytų. Tikrai. Net labai, oi. Taigi jau nebelyja. Ok, tuoj, tiksliau nebelis. Taigi, čia va tiek visko ir yra, čia va kepa mano vinkiumas, čia kepa mano ironas, čia viskas, kas iškasinėjimo. Va, aukso beveik neturėjom iškepę čia. Čia ten tokius raudonus, aš čia net nežinau, ką man čia su juo veikti reikės, tam nieko nėra, čia va. Tai va, truputį čia apsidariau, čia nelygų, čia turėtų dar būti vienas furneisas. Nu, bet whatever. Antram aukšte kaip ir nieko nepamatysite, čia nieko nėra, vat, nebent paveikslą. Galite pamatyti, vat, kaip matote, čia viskas yra uždengta, jau stogas. Čia crafting table, man čia kai reikėjo, kai stogą dengiau laiptukus darytis. O čia yra mano palėpė. Oi, atsiprašau, kad čia žiaulis paėmėm. O čia yra mano palėpė. Dabar aš pažiūrėjau šitą, man atrodo, langą gerai būtų įsistatyti kokį, ne? Man atrodo, čia reikėtų lango. Bet gerai, kitą kartą. Taigi, balkonus dariau ne šonuose, kaip ten galvau, gal ateityje, bet padariau balkoną vienintelį, va čia, kad matyčiau va savo salą. Beržą jau pradėjau pagaliau auginti, nes čia saplingai nenaudojami gulėjo. Ten tas Dark Oakwood, kur tas taip ir neužaugo per tiek laiko, nežinau, jam ten turbūt labai nepatinka stovėti. O čia yra Jungle Medis ir Coco Beans. Turėjau vieną sėklą, tai užmečiau, laukiu, kol užaugs, tada nukirsiu medį ir lauksiu seplingų ir kad daugiau seplingų būtų. Fermo taip ir nepadidinu. O šitam kampe darau enchanting roomą. Čia kiek turėjau bukeisų sumečiau, čia įmečiau savo enchanting table. Bandyt, bet jeigu gausiu silk touch'ą, fuck you. Efficiency. O! Neblogai visai. Neblogai. Čia tik tai turiu fortune pirmą. Nu, neblogai, sakyčiau, neblogai. Šitą gal galėsim ant kitko užsimesti. Šiaip tai galim visus levelius išnaudoti ir žiūrėti, ką gausim ant 10 levelio šitos knygos. Ar čia mane duos? Turi duoti 10 levelį. O, 10 levelis ir Magic Resistance. What the fuck, ant ko man į šitą Magic Resistance mest? Ok, whatever. Einam į apačią. Taigi, va, taip visko atlikau ir manau dabar būtų man kaip ir viską parodžiau. Jo, viską parodžiau. Ir dabar turėtų būti laikas, manau, jau pradėti. Sakai, vis dar čia stai užstrigusiuose, ne? Čia visada reikia man suvėti ant šito stolo ir tada, na čia va viską man aš pasiekiu, net ir brewing standą, viskas man super. Taip yra, ne? Tai brewing standą galim sumesti va šituos dalykus. Va tai va. Kad atrodytų, kad potion yra gaminami. Gerai, taigi atsidarom ir pažiūrim, ko čia man reikia. Kaip matėt, buvo atidaryti, nes aš vis žiūrėjau, ko man reikia. Taigi man reikia sacrificial knife. Nu, žiūrim. Tiesiog knife parašom, o, aišku, tiesiog knife užtenka. Čia ne cheat modas, ne? Ne. Taigi man reikia 5 glesų, ko neturiu, ir šiaip visokių nesąmonių. Ir man atrodo, aš net smėlio neturiu, va čia turėtų būti nebent, jeigu yra smėlis, neturiu. O kastuvas su savim turiu? Neturiu. Kastuvas yra čia įmestas, beveik pasibaigęs, ne? Taigi man turbūt reikės, kad ir čia galime įminėti. Čia va šitą visą nuimsim ir įmesim, kad keptųsi. Ne visą, aišku, va čia va truputį va nuimsim. Nes turbūt galų gale mes visą šitą paviršių iš vis nuimsim smėlio viršų. Ok, iškasim. Gerai, galim čia ir mestą smėlį, ten kaulo neužteks viskam iškep, čia galim damest. O stiklą, kur man stiklą dėt? Reikės, nežinau, man reikės vieno, kiek suprantu, aukso ir vieno irono. Čia irono dar pilną turiu, galima įmesti ir taip žinau, kad galima sortinti čia čia va tai va spaudinėjant. Oi, šito nereikės past. Tai va. Ok, taigi pažiūrime, kas buvo, kad dabar reikia mums dar Blood Altar. Blood Altar. Kraujo altoriaus, wow, kaip spooky. Blood. Va, matau pats pirmas, ok. Reikia 4 stone, čia visokių nesąmonė, o aš stone turėjau, mečiau, va, kaip tik turiu. 4 stone, ko man ten dar reikėjo? Oi, tai va. 4 stone, 1
furneiso. Pasigaminam 2. Nes vieną aš užmėsiu ant viršaus. Čia būtų lygiai. Lygiai, kad būtų. Taigi, taip. Taip. Ir dar 2 aukso ir 1 deimantas. Ir, kaigi atsimenu, buvo taip, ne, va taip, čia man tam. Ir va taip, ne. Blood Altar, tada man čia stiklo užteks. Jeigu gerai atsimenu, stiklas buvo va taip, čia auksas, čia šitas. Jo, atsimenu. Just brick of the field. What? Kas čia buvo? Au, aš tik dabar supratau, kas čia buvo. Man gyvybės nuiminėja. What the fuck? Čia pusę ir vieną dognikę galim suvalgyti ir bus pilnas HP. Aš tik dabar pasėjau, kad man HP tai nuiminėja. Bet aišku, whatever. Gerai, kad pastebėjau, o ne iki mirties viską iškraftinau. Taigi, man atrodo, dabar galim pridėti iš degos būką, ne? Ne, dar kažką reikia pagaminti. Weak Blood Orb. Okei, čia kažkur turi būti, ne? Va. Weak Blood Orb. Ir man reikia, į Blood Altar įdėti 1 deimantą? Tai man reikia vieną tada pasistatyti ją, ne? Taigi, kur statysim savo kraujo altorių? Savo kraujo... Galima čia va Oi. Čia jis gražiai atrodo, tai vis dėlto galinė čia reikia statyti. Kraujo altorių galim pasistatyti gal šitam va kambarį, ne? Glowstone'as. Neuždengiasi gal glowstone'ą, ne? O kaip man jį atidaryti? Man reikia deimanto, ne? Ten kažką tai rodė. Vaizimam 1 deimantą, gal right clickint reikia, ne? Jo, right clickint reikia. O dabar man reikia paskaityti klasbuką, nes ten turėtų būti tiksliau parašyti. In order to start using the dark and powerful potential later in blood, you're going to need a special sacrificial knife and altar. Turiu tą knife. Now you have the knife and altar, it's time to use them. Place a diamond in the altar that has the hearts full. What? Čia šitą... Va, taip reikia, čia kažkas darosi. Čia man palaukti reikia, ar čia... Kas čia buvo? Okei. Okei, čia ta kažkas turėtų darytis, ne? Oi, nenorėjau aš žimti deimanto, bet... Palauk, ar ten tikrai buvo parašyta Weak Blood Altar Tier 1? Okei, pabandom dar kartą tada. Ar reik man... Ant altoriaus reik stovėti. Okei. Tu kažko turi pavirsti, ne? Galim dar kraujo tada? Galim iš vis beveik nusižudyti. Va. Dabar nieko, mums atsiridžianis gyvybės. Bet kad tik tu mum ką nors duotum. O mažėja ten kraujas? Atrodo mažėja. Aš nebenoriu right clickinti, nes gali blogai baigtis. O gal man... Ne, netrenkt reikia. Aš dabar nenoriu antrą pelės klavišą spaust. Su šitų nieko nedaro. Okei, man atrodo, man reikia tutorialą pažiūrėti. Man tikrai reikia tutorialą pažiūrėti, nes aš tai neišsiaiškinčiau, ką čia reikia daryti. O čia deimantus galima gamintis? Ne, negalima. Jį galima, gerai. Okei. Tai tu man turėtum kažką padaryti, ne? Bloody business.
Gerai, tuoj grįšiu. Taigi grįžtų ten apsiskaitinėjęs, apsižiūrėjęs, taigi tipo jam reikia duoti 10 širdučių savo gyvybių ir jis turėtų tai padaryti. O aš vis duodavau po mažiau ir dėl to man nepavyko. Taigi, pabandom iš naujo. Pasiėmiau Potion of Regeneration, kur turėjau čestį iš questo vienintelį. Nes 10 ir 10 širdučių, man reikia duoti 10 savo kraujo lašelių, kaip sakant, ar širdučių. Taigi va tai va, turi būti. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tada atsigeriam. Atsiridženinam. 9, 10. Ir dabar turėtų kažkas įvykti. Tipo, vat, palaukti reikia ir turėčiau gauti tai, ką turėčiau gauti. Aš labai tikiuosi, kad aš esu teisus, nes tada savo ir potioną išnaudojau. Ir šiaip savo sveikatą gadinu su šitom kraujo nesąmonėm. Nu gerai, come on. Davai, daryk ką nors. Sugerk visą 10 lašelių mano kraujo. Įdomu, ne, kas čia vyksta. Man irgi įdomu, kas čia bus. Pavyks man ar ne. Gaila, tu disponinė, aš galėčiau tave va čia va užrakyti, būtum tu ten gerai gyventum. Nu, ir dabar turėtų kažkas įvykti. Nu, čia gal reiškia, kad per mažai kraujo daviau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, davai. Duok kažką. O, tai čia daugiau reikėjo ar mažiau? Nežinau, man turbūt nereikėjo tai daryti, nes aš dabar nežinau. Kiek vis dėlto man tų lašų reikėjo. Aš labai noriu... O čia nėra parašyta. A gal 20 širdučių reikia? Gal čia 20 širdučių reikia, nes 2000. Ir tada būtų vienas po 100. Būtų logiška. Bet aš daviau 19 širdučių ir dar čia liko. Taigi man atrodo vis tiek reikėjo palaukti. Gerai. Gerai, tada mes galime duoti savo buteliuką. Šitą galim čia įdėti. Va čia įdėti. Ir galime duoti savo quest ir gauti kažką. Manual detect. Ir Potion of Regen. Ir šiaip nieko čia gero negavau. Gerai. Ir širdutės eina čia. Ne? Ir regenerationą galima vėl čia įmest. Tai ten buvo kem 5 sekundžių, čia va didesnis. Gerai, įvykdam, tai žiūrim, ką reikia toliau. Wow, atsidarė 2 dalykai. Bloody Rock, Alchemy Revolution ir The Next Step. Ir turbūt reikia pažiūrėti, kad čia Lava Crystal. O, reikės lavos? Nu, žiūrim, kas tas Lava Crystal. Va. Taigi, man reikia 3 buketų lavos, glass, obsidiano, lavos. Man reikia eiti požemius, ane? Taigi, susitiksime, kai turėsiu viską nuėjęs į požemius susirinkęs. Tuoj būsiu su jumis.